Gerbimi kolegos, kaip žinote, Lietuvos Respublikos Seimas 2024 m. spalio 15 d. priėmė sprendimą dėl pirmalaikių rinkimų Jonavoje. Atsižvelgiant į tai, kad 2024 m. gegužės 27 d. Kauno apygardos teismas pripažino kaltu Mindaugą Sinkevičių, o tų pačių metų rugsėjo 19 apeliacinis teismas ypatinga skuba išnagrinėjęs Mindaugo Sinkevičiaus skundą, jį atmetė. Ir Vyriausioji rinkimų komisija jau rugsėjo 20 d. panaikino Mindaugo Sinkevičiaus mandatą. Laikas parodė, kad šioje byloje taikyta skuba padarė meškos paslaugą. Bylą išsamei išnagrinėjęs Lietuvos aukščiausias teismas pripažino, kad abu žemesniosios instancijos teismai neišsamei ištyrė įrodymus, netinkamai teikė teisę, todėl priėmė neteisingą sprendimą Mindaugo Sinkevičiaus atveju. Todėl Lietuvos aukščiausias teismas 2025 m. kovo 5 d. bylą Mindaugo Sinkevičiaus atžvilgiu nutraukė ir gavusi Mindaugo Sinkevičiaus prašymą, Vyriausioji rinkimų komisija kovo 6 d. panaikino savo ankstesnį sprendimą ir atstatė Mindaugo Sinkevičiaus mandatą. Taigi, bylą nagrinėjant ypatingą skubą, žemesnės instancijos teismai ir Vyriausioji rinkimų komisija sukūrė tokį precedentą, kad šiuo metu meras yra grąžintas į pareigas, dirba išrinktose pareigose, tačiau jau rytoj turėtų prasidėti Seimo paskelbti rinkimai į Jonavos rajono mero poziciją. Akivaizdu, kad nestabdant dėl neteisingų sprendimų Seimo paskelbtų rinkimų, valstybė toliau būtų stumiama į teisinį chaosą. Jau dabar dėl susidariusios situacijos yra padaryta žalos valstybei, taigi nenaikinant Seimo sprendimo, kuris buvo priimtas tik dėl kitų institucijų klaidų, valstybė toliau painiotųsi teisiniame chaose, o žala daroma žmonėms ir valstybei tik augtų. Todėl šio įstatymo projektų yra siūloma pripažinti netekusio galios Lietuvos Respublikos Seimo 2024 m. spalio 15 d. nutarimą 15-30-22 dėl pirmalaikių Jonavos rajono savivaldybės rinkimų paskelbimų. Kviečiu pritarti pateiktam projektui. Ačiū pranešėjai, jūsų užsirašė 4 Seimo nariai norintys paklausti. Pirmasis klausia kolega Aidas Gedvilas, ruošiasi Jurgis Razma. Gerbiamas kolega, tai gal yra žinoma, kiek valstybės biudžetui kainuos rinkimų atšaukimas ir ar tai buvo kaip nors vertintina anksčiau? Ar nėra įmanoma, kad esami kandidatai imsis teisinio veiksmų dėl neišsipildžiusių lūkesčių ir neturtinių išlaidų? Ir kiek tai gali kainuoti biudžetui? Ačiū. Ačiū, gerbiamas kolega, už klausimą. Tai visas rinkimų suorganizavimas kainuotų 450 000. O atsitraukimas, kaip ir numatyta mūsų pateiktame nutarimo projekte, mes siūlome, kad rinkimų politinės kampanijos išlaidos būtų kompensuojamos iš Vyriausiai rinkimų komisijai rinkimams organizuoti ir vykdyti skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Tai tais išlaidas, kurias turėjo kolegos kandidatuodami, jiem turėtų būti kompensuojama ir tai bus ženkliai mažiau negu suorganizavus toliau aiškintis ir mokėti kitas kompensacijas, kurios atsirastų. Ačiū. Klausia kolega Jurgis Razma, ruošiasi kolega Artūras Skardžius. Gerbiamas pranešėjau, turbūt sutiksite, kad visi rinkimų skelbimo atšaukimo klausimai turėtų vykti vadovaujantis kokią nors rinkimų kodekso nuostatą. Bet šiuo atveju bijau, kad jūs negalėsit nurodyti tokios nuostatos, kuri tiktų tam atvejui. Tai turbūt reikia sutikti, kad yra teisinė spraga ir reikia kodeksą pildyti. Tuo labiau turbūt sunkiai įsivaizduojat, kaip viskas vyktų, jeigu Seimas šiuo metu būtų ne sesijoje ir negalėtų paskelbti rinkimų. Tai yra negalėtų panaikinti rinkimų.
Ir dar vienas dalykas, kadangi yra nemažai Teisės departamentų svarbių pastabų, ar jūs sutiktumėt, kad Teisės teisėtvarkos komitetas galėtų surenkti skubų posėdį, tas pastabas apsvarstyti, o mes Seime galėtumėm suteikti leidimą jam posėdžiauti posėdžių metu? Ačiū, kolega. Su viskuo, ką jūs pasakėte, sutinku. Reikia turbūt apsvarstyti, reikia pateikti pastabas ir reikia leisti komitetui susirinkti mūsų posėdžio metu, kad jie galėtų tas išvadas pateikti. Turbūt taip atsitiko, visada gyvenime būna pirmas kartas ir sudarant rinkimų kodeksą tokia situacija nebuvo numatyta. Tai ateityje matyti, kad reikės pataisyti ir rinkimų kodeksą. Ačiū. Ačiū. Klausia kolega Artūras Skardžius, ruošiasi kolega Bronius. Ačiū, pirmininkė, gerbiamasis Seimo vicepirmininkė. Na, jūs pats dabar konstatavote, kad teismai netinkamai taikė teisę, bet tas netinkamas teisės taikymas, tai išvirsta į didelės piniginės sumas, teismų darbas, galų gale Vyriausios rinkimų komisijos darbas, tai yra dideli pinigai, tai yra 100 000 eurų. Ir tai vien dėl to, kad teismai nesuprato įstatymų arba skirtingai taikė tuos pačius įstatymus. Tai galbūt kaip Seimo vicepirmininkas, inicijuosite tas įstatyminės pataisas, apie kurias kalbėjo galbūt ir Jurgis Razma ir kiti kolegos, kad teisėjai vienodai suprastų ir visi teismai vienodai suprastų, koks egzistuoja teisinis reglamentavimas ir vienodai jas taikytų, nes tai didelė reputacinė žala politikams, ypač jau neskaičiuojant pinigų, 100 000 pinigų išleistų rinkimams. Ačiū. Ačiū, kolega. Čia ne mano konstatacija dėl to netikslaus taikymo, čia yra Lietuvos aukščiausio teismo išvada. Aš tik tai galbūt ne pažodžiui, ne visai laisvai pacitavau tą netiksliai. Na, o dėl lėšų, tai man atrodo, kad šiuo atveju lėšos bus mažesnės, o turbūt išaiškinimą dėl teisės naudojimo, vartojimo šiuo atveju padarė labai aiškiai aukščiausias teismas. Tai dabar teismai žemesnių institucijos turės galimybę jo vadovautis. Be abejo, kad mes politikai turime apsvarstyti ir savo darbą, ar mes viską tiksliai surašėme, kad būtų aišku. Ir jeigu komitetai svarstant matys, kad yra tokių taisytinių dalykų, tai tuos taisytinius dalykus taip palaikysiu, kad jie būtų pataisyti, patikslinti ir kad daugiau panašių situacijų nesikartotų arba būtų kuo mažiau jų. Nežinau, ar pavyks visiškai išvengti. Ačiū. Ir paskutinis klausia kolega Bronius Ropė. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėjau. Kaip jūs galvojat, ar Vyriausioji rinkimų komisija nepadarė paprasčiausią klaidos, skubėdama organizuoti rinkimus? Juk teisminiai procesai dar buvo nesibaigę. Tai jeigu rinkimų komisija būtų turėjusi atsakomybę, tai rinkimų komisija būtų sulaukę pabaigos. Ir dabar, kaltų kaip ir nėra. Vieni kaltina teisės aktus, kiti kaltina procedūras, kiti kaltina teismus. Mano galva, kad kalčiausia yra rinkimų komisija ir mes kalbam apie tai, kad sutaupysim pinigų. Tai iš vis rinkimų neorganizuokim, tai dar daugiau sutaupysim pinigų. Vienas dalykas. Jūs kalbat, kad bus kompensuota kandidatam. O žmonėm, kas kompensuos lūkesčius, kurie buvo, per visą tą rinkiminį laikotarpį sukelti. Aš manau, kad tai yra klaida rinkimų komisijos, mes turim tą įvertinti ir turi rinkimų komisija nešti kažkokią atsakomybę. Gerbiamas kolega, klysti žmogiška, bet klaidoj pasilikti yra negerai. Tai mes dabar tokias klaidas taisom ir aš manau, kad bendrom pastangom reikia tą padaryti, iš tikrųjų aptarti, kaip tokie atvejais, kada yra įsigalioję teismo sprendimai, bet vyksta procesas, kaip turėtų pasielgti Vyriausioji rinkimų komisija. Čia bus gera tema svarstyti turbūt ir galvojant apie rinkimų kodekso pataisas ir apie Vyriausios rinkimų komisijos darbą, jos praktiką. O pabandykim padaryti bendrom pastangom, kad toliau tokių ateityje klaidų nepasitaikytų. Ačiū. Ačiū, pranešėjai, tai buvo
visi Seimo nariai, kurie norėjo paklausti. Dėl motyvų norinčių pasakyti nėra. Tai kviečiu balsuoti, ar pritarėme nutarimo projektui. Balsuojame. Balsavo 108 Seimo nariai, už 92, prieš 1 susilaikė 15, po pateikimo priimta ir pritarta, vadovaujantis Seimo statuto 164 straipsnių, prašau Seimo pritarti ypatingų skubos tvarkai. Prašom balsuoti dėl ypatingos skubos. Balsavo 116 Seimo narių, už 103 prieš 2 susilaikė 11, pritarta ypatingai skubai ir vadovaudamasis to pačio 164 straipsnio statuto 5 dalimi, prašau Seimo apsispręsti ir paskirti pagrindinį komitetą šio nutarimo svarstymui, tai yra Teisės ir Teisėtvarkos komitetą. Matau, komiteto pirmininkas. Tuoj sekundę, prašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Teisės ir Teisėtvarkos komitetas būna pagrindinis dėl rinkimų kodekso. Tačiau yra gyvenamasis teisės aktas, dėl nutarimų visada buvo valstybės valdymo savivaldybių reikalų komitetas. Ačiū. Taip. Ačiū, gerbiamas kolega. Komiteto pirmininkas, kaip suprantu, pasiūlė alternatyvą, tai balsuosime dėl to komiteto, kurį siūloma skirti pagrindiniu. Kas už Teisės Teisėtvarkos komitetą balsuojame už, kas už Valstybės reikalų ir savivaldos komitetą balsuojam prieš. Ačiū, Seimas apsisprendė, pagrindinis komitetas yra Teisės Teisėtvarkos ir taip pat vadovaudamasis šio statuto, Seimo statuto 53 straipsnio 1 dalimi, prašau Seimo sutikimo, kad Teisės Teisėtvarkos komitetas galėtų susirinkti į posėdį vykstant plenariniam posėdžiui. Ar galėtume pritarti tam? Ačiū, pritarta.